Man visada įdomu pažiūrėti, o ką gali va šitas žmogus, šitas vaikas, nes mes dabar jau žinom, ar ne, kad žmogaus galimybės yra neribotos. Tik tai kokį kelią jis pasirinks, kiek yra tvirtas psichologiškai. Ir sakykime, kada kalbam apie tuos nepatogius vaikus, ar ne, mes sakom, va, kaip jie elgesi, koks jų elgesys, aš jam ir tą padariau, va, jam kažką mes padovanojome, o jie vis tiek pažiūrėkit, kaip elgesi, jis vis tiek rūko, jis neklauso, arba jis ten susirado dar kokių kvaišalų. Tai čia vėl, jeigu pažiūrim atgal, priežastys, kodėl, gal jis tiesiog savo nerimą taip slopina. Nes galbūt jis nesusitvarko su tuo, kad yra namie bėdos, galbūt tėvai tarpusavy nesutarė, gal yra smurto, gal yra alkoholizmo, gal yra kažkokių